visi bando. Nu va, pradžia yra. Planuota buvo 7, pradėjome 8, bet nieko, taip jau gerai. Pauliukas ateina. Tai geriausias po pavėjų tai lėksi kaip... Ai. O, Dima, Lietaus pilotas. Oba, gerai varo. Moka Rokiškis gerai varyt, šaunuoliai Rokiškėnai. Ar Dima ateina, Lietaus žmogus. Čia parašyta teisėjas, o kas slepiasi už šito teisėjo? Raipikis. Nu va, Dima ateina. Avo! Valio, Dima! Centimetrų kokią, ne? Ne, centras. O, ateina Saulius, žiūrim Saulių. Galbūt ir kiberis bus, gal aš ne. Tai va, viskas sodinam, hebra, viskas paskutinis sėdasi. Saulius malodės, ava! 2 maža pertraukėlė. Lietus išvijo visus. Nu tai ko neskridam? Valgom. Здорово. Посидим, Teisėjai susirinko vieną vietą. Каждым так по плану все идет. Все по плану. Точно как планировали. Да. Kaip Darius jau смотрим, что после обеда pamiršo, kaip Aidaris. Да. О, бля, подумай, Minus, nereikėjo šitą. Reikėjo. Čia mušimas ir irgi. Jo. O dabar jau ne. Baudos taškų negausi, reikia. Gerai, kiek sekundžių žiūrim? Opa. Kiek? Oi, 19. Laukiant, kol lietus praeis. Rūdos spalvas ir šitas, kaip draugelis mano grybus. Mogiu, blėt, aš ateinu kur. O jo, matau. O tas iš toli, blėt, visų raudonuoja. Aš, blėt, kur jos. Nu, tas yra. Kai vienas, žinai, sako, blėt, žiūrėk, lėktuvas skrenda. Aš sako, Lima, Yankee ir taip toliau numeris. Blėt, žiūrėk. Aš žiūrėk, draug. Tai kur, blėt, čia. Žalės prie žalio nesimato. Aha. Jis nori greitai užbaigti. Jo, laikas baigti. Šitie. Muši. Spardyk. Valio, kiek? O, nepažiūrėjo. 11. Rezultatas geras. Šitas reikia numušti, žinojai ar ne? Pauliu. Žinojau. Taip. Rankas iš kišenių, geriau skrisis. Tai čia, muši. Va taip. O, teisingai, nors jie. Kiek laikas? 6. Inžinierius varo. Senukas, ką padarysi, bet vis tiek va. Blogiau negu kaip? Negu Radžikis. 1-0-2, 5-2. Net varom tūkstantotą. Tai pasigalvoji, chronometras antras dirba. Raimucka. O, blėt, geriausiai, metai. 57,3. Man lašis. Liudas. Ai, be spydo užtaisai, tai lėtai eina. Nu, po finišo palėtė. Po finišo, nieko. Po finišo tvarko viskas. 1,25, nu 9. Jau tiesiai varyk. Apa, zaibys, liuks. Ha, šaunuolis.
Jeigu čia apie štilių galima, tai... Nu jo. Nu, apie štilių padarytum kokį 20 cm. Oi, gražu, 1, 2, 3. Ai. Pradėk. Gerai. Bet gali būti ir geriau. Eisim dabar šitą papą praleidžiam. Ir... Jo. Tomai, man atrodo, kad tiks šitą kryptis į greitam lėtam, ar ne? Aš manau, kad tiks. Nu tai kas neskrido, davai. Spirk, blin! Nedatraukė. Nu ką, kai būsi mano metų išvils tada. Хорошо. Da. Nu va. Kokią mes lašinuką turim. O, Va čia lietuviškas sūdytas lašinukas. Alaudą gurkšnelį nori Ne, varžybos teisėjimas negalima, po varžybų dėsim kaip reikalas. Jo, prašau, tada bent lašinuką. Lašinuką galima. Lašinuką ir dar aš tau įdėsiu va į burną. Jo, duonas, va. Į burną, va, prašau. O. Oi, kaip gerai. Gerai užsisuka, ne? 49 ir 22 pas mane yra. tu pas 30 Blet, eurų. apie pesol ant tūkstantųjų šimtųjų. Kiek? 49,91, 49,22. Iki čia 49,30 pas mane rodo. Nu tai gerai, gerai šviesti. Oba! Tai ką, ant galo galim duoti? Все хорошо? Все хорошо, да? Я молодец. Слушай, А чего ты тут споткнулся? Подожди, это падение, да? Ну, падение. Одно колено и одна рука. Да, падение. Sorry, guys. А рука не должно быть, правильно? Нет, ну- Одно колено может. Одно колено может быть. Ох, я задул, да. Kaip sekasi? Liuks, kaip ten su laiku? Nežiūrėjau. Paskui pamatysim. Rašo. Reikės sudėti filmuką kokį. Nu taip pasižiūrėjau. Gerai, aišku. Nu ir kaip? Tai gerai, šaunu. Tai tu pastrauki gintas gal į šoną, kad neužlėktum. Nusiemi šalmą, kad aptokumas geresnis būtų. Jo. Teisėjas ir maršal. Veiksmas vyksta. Ava! Nu, молодецas. Nu, čempionas ir čempionas. 12. Taigi tavo Raimi geras išėjo pirmas. Bet galėtų geriau būti. Nu, pataisyk. Reikia nuliuoti, nasigą. Kokius čia kur duoti? Labas. Aš. O, čia nedrasiai. Šautavo pakolį. Kapės. Sunkas tas sportas. Vyriausias paramotoristas sveikina jauniausią paramotoristą. Ne jauniausias. A, jau ne jauniausias. Nu, tai pasinai man tai. Kuku. Reikia nemažai pabėgėti. Nu, čia prilaužyti. Maldės patas. Kas tu sniegu yra? Net nežinau, ne?
Apdėjai, ne? Oi, parodyk dar kartą. Ne, tu Ant centro? spyrei, o su šitą nuspyrei. Ne. Pirmą tą rodysi, greitai. Арматурная мастерская. Да. О, отставки. А тут получается новые детали. Сейчас мы примем, Слесарь, летчик. поставим все, что нужно. Полчасика. И опять. А вообще случилось потому, что крыло уже было мокрое. Еще дождь шел. Тяжелый такой. Я чувствовал, что не то. Привычка затянуть столько, Еще. а там еще помогли и сами. Вот это правильная авиация. Это самая настоящая гонка. Ruošiamės rinkimams. Kelk, žinok, nesiderėk. O po to žiūrėk, ką yra. Sveikas. Vieną kartą buvo. Labas. Kas yra? O, labas. A, nu čia rodysi, koks tavo gražus veidas. Ukrainoje dalina. Pasirašyk. Taip, taip. Laužus reikia numušti. Jeigu lasdą pramazinį, tanklaivį. gali 2 kartus dar taisytis. Jeigu nors vienos lasdos iš 3 karto nepaėmė 0, jeigu nors 3 lasdos, tai O kam? Geriau baudą padaryti. Bauda ir viskas geriausia. Nu, nepaėmė ir kad Nepaėmė ir nereikėtų 3 kartus sukinėti. užsikrušiai gali numušti lasdos. Nu, gali. Labai daug skaičiavimo. Bet esmė, kad figūrą reikia išlaikyti. Turi būti bauda didelė bauda. Mažas baudas. Bauda, bauda. Bėga kaip briedžiai. Briedžiai, jo. Ateina. Ai, blemba, į vandenį. Atsargiai, stok. Labai nedaug, būtų viskas gerai. Ateina Gintaras į laivą. Oba! Valio! Ne į vandenį. Ne į vandenį. Kaupoja. Oba! Šaunuolis. Nieko. Gerai. Manau, kad skaityti reikia. Чуть-чуть подогреть. Пап, скажи, кто был виноват, что эту кочергу сделал? Во-первых, во всем виноват Алоизов. Это во-первых. Это, кстати, во-первых, во-вторых, и это навсегда. Но потом, слышишь, как Бог, есть еще дополнительные, так сказать, показатели. Ну, маленький дождик там, мокрое крыло. Мокрое крыло. Ну, пилот иногда не совсем, знаете. Адекватный. Но естественно, Алоизов. В первую очередь. Спасибо за интервью, Так это что- пойдет по всему миру. Да, так что вот такие результаты у нас классные. Ну, кто скажет, что не стоило ехать? Недаром. Ну, нормально. Все. Это пара кочерга. Аппарат ждет, скажем так, аппарат ждет следующих приключений. Спасибо за интервью. Pavyzdžiui, kaip tu nusivirtai iki tokio gyvenimo? Labai išlėdo. Bet ne, tu vis nepastorėjęs atrodo, ne?
stengiuosi. Молодец. И что ты почему мотерим? Эй, кто? Ну, постоянно снова. Išeiginė. Кто не работает, тот и ест, а не? Man toks mažiukas. Raimondai, Aš tai važiuoju. tau čia labiau taip Vėl atvalės. Ale dzūkiški cepelinai labai skanūs. Patys darėm. Montės trailerį darėm. Jo? Aha. Valgymo procesas vyksta ant kiekvieno kampo, netgi automobiliuose. Kas nevalgė, dar 2 porcijas liko. Taigi yra kas nevalgė. Apie varžybas tai reikia, žinai, turi būti visokie pravietai, žinai, kad pavyzdžiui atėjo, pasveikino, paskrido ir išskrido į Vokietiją. Станет к врачу и говорит: доктор, у меня не может быть детей. Как это? Ну, мой отец не мог иметь детей, мой прадед не мог иметь детей, и я не могу. А ты откуда? А я старту. A va čia tai, blėt, gintaras geriausiai darydavo. Jo, turbūt. Nebuvo, kad iš karto į kairę, paskui dešinę. Tai Jo. jie praskrinda, fūs, net kiek, blėt. Matai, tie greituminiai sparnai irgi ant tiek nelabai. Iš karto esu. Viskai, bet galėtų taip pasimėsi. Vienas. Prašau. Geras teisėjo darbas, rūkai visą dieną. Jo, Pauliukas. Pauliukas. Nu, šitas moka skraidys. Šitas moka, jo. Ir šitą, o dabar jau nešanuolis. O dabar jau pildė. Oi, dar čia nemažai pratimų išėjo, tai žinai, net neskaičiau. Iš tanklaivio pat bėgo Berlin. Kaip lėktuve, ble. Jožiki в тумане. Rytas, sekmadienio rytas, rinkimų rytas ir antra ASA varžybų dienos. Susirinkę visi, teisėjų kol kas nelabai dar yra, pilotai lenda iš savo migių. Reiškia, gausit taškus už maksimalų greitį, iš minimalų ir už skirtumą. Dabar, taip. Rodau žemėlapį, reiškia, jums pakilus pirmą atkarpą maksimaliai greitą nuo 36 taško į 34. Taip. Tai galim žemėlapį duoti. Tai vieną reikėtų iškabinti, vieną duoti, kad galima žiūrėti. Tai aš dabar tik
maždaug pietvakarių kryptimi. Tai nuo 306-304. Toliau čia maksimalus greitis. Toliau yra Pasijungė? Jungiam, šitom lyginiam. Tai va nuo to posūkio. Nu, kol kas neturėtų. Kelbasis pagal prognozę. Svarbu to tas atsakas. Iki antros kuo greičiau. kur kelio posūkis į kairę. Jeigu vėjas sustiprėja, negrįžtam, tai vis tiek užsiskaitė. Taip. Ir tada skaičiuosim greičiau. O jeigu nesustiprėja, negrįžtam? Ne, rimtai. Tada nesam vainikus. Tas subjektyvus. Ne, tai nesvarbu, svarbu gerai. O pala, čia kas yra? Čia irgi minimumas. Nu jo, bet nuo gyvenvietės šitą? Ne, čia yra kelio posūkis. Debesis ateina. Da, jie toli debesis. Be 11 valandos čia nieko nebus. Kas? Ko, nusirink jau? Taip, važiuok. Ką paduot, sakyk? Gali atsukranelę. Galiu. Jau nešiausi ant kupros, kada eiti iki Žiaunieriškių, kad žmogus galėtų mane lengvai atrasti. Surinkom po vieną. Ekonomijos pratimas. Navigacija baigėsi, ekonomijos pratimas, vyrai kyla, praskridimas per pilonus. Startas, finišas kas 20 minučių, plius minus 1 minutė nusileidimas. Svarstyklėms sverimo būdu sveria kiekvieną pilotą su visa įranga. 2 svirimo teisėjai neduos meluot. Dar kartą. Nu, tai dar anglai įvedė. Tai per turbulenciją, slalome, kažkien tai kitose rungtyse išlašė. Tai jo, jeigu, Šimtas 17,6, 12,6. Dar kartą. Sveikas ponas! Labas! Labą dieną! Sveiki! Aloyzas! Ką, toliau varai? Pašnekėsime paskui skrenda. Gerai, tai ir toliau dabar skrendi vėl? Arba užeik, pažiūrėsi, ką mes čia darom. Gerai. Nu? Kartu darom ir atidarimą, ir varžybų uždarimą, nes nebuvo kada
atidaryti, nes kadangi buvo visi matęs įtempta programa, įtemptos varžybos, ekstremalios varžybos. Dėkoju visiems labai susirinkusiems ir kartu didžiausia padėka, tai jūsų pačių uždirbti medaliai, prizai ir visą kitą. Filmuoji. О, ačiū. Так, вступление было незначительно, которое можно не переводить. Так, сейчас очень хочется поблагодарить всем пилотам, особенно тоже те, которые tie, kurie prisidėjo ypatingai prie varžybų organizavimo, tai visiems teisėjams, skaičiuotojams, padėjėjams ir panašiai. Aleksėjui Vidui, kas suremontavo suolus, atnaujino mūsų baldus. Ir dabar perėsim prie oficialios dalies, kur rezultatus praneš Buvo Renatas. dvi neįprastos rungtys šiose varžybose, nestandartinės. Tai pirmoji rungtis nestandartinė, tai buvo lėktuvnešis. Переводи. Игорь. Томас, переводи. Два нестандартные задания были. Так, одно было авианосец, а другое было Минимакс ЧТ. Гран-туризм. Полетом. Авианосец, Потемкин. Авианосец. 250 очков. Морская авиация. А что он считает? Томас Рандикис. Второй морской авиатор Эрнестас Коломойскас. Для посеки. И на третьем самом интересном месте третий морской авиатор Гинтер Някъде голове като жулиси. Теперь второе необычное задание – это Минимакс Гран Туризмо, которым лидером стал Дима Нейчик. Второй результат на Гран Туризмо – это Паулюс Бурчика. И на самом интересном третьем месте Раймундас Пундина. Пойдет банальное перечисление результатов и разделение призов, медалей и всяких ценных вещей. Участвовало 12 пилотов и место номер 12 это Хенрикас Крукас 90-54 очка. Ура! Теперь это очень важное место, это два первых места или вместе 11. Два первых или 11 место занял Эвальдас Ринкевичус 2100. Володя Бабенки? Медали бы не были. Теперь юбилейное место, это номер 10. Наш гранд-патриарх Кинтарас Галдешев. 2,5 очков. Kadangi penktąją vandeninų 10 metų, tai Gintaras yra 10 Специальный. Ačiū. Девятое место, 2944 очка. Это Liudas Budžius. Medalio. O diplomas patvirtinęs, kad tu esi 9 vietoje. Šaunuolis. Самое крутое место это 8.
И 3221 очко это Эрнеста Скалобурская. Taip pat Ernestas šitam diplomų pažymimas, kad tai yra irgi žmogus, kuris sudalyvavo pirmą kartą ASO varžybose, jam irgi specialus yra diplominis pažymėjimas. Valio! O, blemba, Joniški nuvešė 2 medalius. Oho. Теперь место номер 777 это 3428 и собрал это Saulius Rudokas. Taip pat Saulius kaip debiutantas ASO varžybose irgi pažymėta tai diplome. Jeigu dalyvausim kitais metais, pažiūrėsim. O čia tai gerai. Тoliau дальше, let's go on. Самое престижное это 6-е место Да, по для всех. нашей традиции. Ну и, конечно, престиж для гостей Папкула. Поздравляем. Еще хочу отметить, что я свою карьеру закончил тоже с 6 номером. Папа это не Но это для тебя это не вершина. Я свою карьеру еще не закончил. Это долго и, как говорится, очень Советую смотреть протокол. Там у меня только нули. Или чистый 0, или 1000. 1000 за спортивное достижение, 0 за то, что объебали. 0 за старость, бля. Спортивное поведение. Нулей у папы много. Только нули. Пятое место, сколько там? 3921 очка. Это Раймонда Скундина. Не только что он молодец. Всех что герел. Теперь это самое грустное место, это 4-е, потому что до пьедестала осталось очень немного. И до пьедестала не хватило только 6 очков, это Паулюс Бурчика. Ir yra, stop, čia, ne bulgarkė, bet laiką galėsi matyti. O tie žiopliai su bulgarkė tikrai nepamatys kiek įmanoma. Čia yra Altaimos prizas įsteigtas, yra specialus mūsų rėmėjas ir Tomui ir Pauliukui tenka tas prizas. Valio! Kaip pagodas, ne? Ну и теперь святая тройка. Пьедестал с 3-м местом открывает Манта Сакайтис. O, vienas, bet geras. Bulgarkės nepalėmė. Dabar tu bulgaras. Šitie specialūs prizai yra įsteigti UAB Prabauda, kuri yra pastovus ASOS rėmėjas ir taip pat sportininkų rėmėjas, kad žinotų, kad stropas pjaustyt nebūtina. Pjaukit geležį. Второе место это, ну, говорит, золотая середина, но середина тут серебряная. Серебряная середина. И Антрас Булгарас, и Радима Нейкида. Prašom. Ну и
Самый крайний номер 1 и булгарас номер 1 Томас Райбикер. Опять повезло. Kiek galima? Šiandien. Tomai nepasenk, niekas neverk. Čia merginom žiedam mauti. Arba čia cepelinus kur davė, kot patys pragyvė. Sportiniai baigėsi, dabar norim paminėti, kas prisidėjo iš tikrųjų daug. Atnaujino mūsų parką, sakykim, stalo. Tai Vidas Aleksinas. Už pastovų rėmimą ir priežiūrą mūsų visų Raselė Raidė. Raselė reikės bučkį duoti, taigi čia. Tai tu taip neįsisuksi. Pirmiausia, man reikia. Toliau buzeliui duok. Aš filmuoju negaliu, užimtas. Taip, kitas už ištvermę ir varžybų reiškia organizavimą ir einamą ir šiaip nenaubodų žmogus Vidas Raidė. Už tvarkos palaikymą. Ir Oi, broliukas. už rėmimą pastovų mūsų partnerių, tai Liudui Budui sportininkui. Dar ne viskas. Iš Žarsos niekas neišvažiavo nuogas ir basas. Šį kartą išvažiuoju su kepurėm. Prašau pasimatuoti, uždėkim kiekvienas po kepurę ir išeisim ten dainuoti. Ne, šiek tiek kryžuoti kečiausiai atrodo. Davai, va, Aha, tie dryžuoti gerai atrodo. kryžuotas, būtum kaip baravykas. Gerai atrodo. Ką dryžuoti nori, nenori? Salas tai nesimatyti, kaip Tau gal šitą labiau tik užsidėk tą pilką. Čia baravykas, kepurė. Aš iš miros skiriasi. Turbūt skiriasi. Daugmaž vienodo. Kažkokias plūkės. Jos, manau, kad tas visas vienodas. Jo. Tuoj, Raimučka. О, шановні. Будет новое задание, новое еще и более интересное состязание. Новые, побольше булгарки. Венгерки dabar bus. Порезы давай. Кто еще не знает, тогда старого, то пользы от этого может быть не так много. Лучше планировать, и можно и летать без сопровождения. Да. Вот такой новый формат. Taip ir dar noriu pasakyti visus, kviečiu į 10-ąjį klubo gimtadienį 12 июня собираемся в Сарове. O aš visus noriu informuoti, kad 7-8 Aleksote 5-osios slalomo varžybos. Čia birželio. Mindaugo tauriai laimėti pereinamai. Сильный Prašom остров, dalyvauti Сарово, visus. плюс Куба. Spartmėnus ir nespartmėnus. Гоночная площадка. Prieš einam на slalom, покажу šlas. Ну что? Алло.